Tęsiasi pratybos Perkūno bastionas. Jos prasidėjo spalio 6 dieną pašaukiant aktyviojo rezervo karius. Vakar, tai yra penktadienį, buvo pašaukti kito rezervo kariai, šauliai, kariai savanoriai ir visi vieningai susijungė į bendrą komandą, siekdami užtikrinti Šiaulių miesto komendantinės funkcijas, tai yra vykdyti apsaugą, užtikrinti viešąją tvarką. Perkūno bastiono pratybos yra dalis Perkūno griausmo pratybų ir jos eina sąveikoje su Vyčio skliautu, kurios vyksta tuo pat metu ir su pasitikėjimas. Tai yra sausumos pajėgų civilių kariškių bendradarbiavimo pratybos, kuriuose dalyvauja taip pat ir užsienio kolegos iš mūsų sąjungininkų valstybių. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems kariams, kurie dalyvavo šitą pratybose, tiek profesinės karo tarnybos kariams. Ypatingai noriu padėkoti šauliams ir kito rezervo kariams, bei aktyvio rezervo kariams, kariams savanoriams. Atskirą žodį noriu tarti mūsų civiliniams kolegams, tai yra Šiaulių miesto savivaldybei, kuri sudarė puikias sąlygas, vandentiekio įmonei, kuri suteikė teritoriją. Noriu padėkoti visiems mūsų uniformuotiems kolegoms, policininkams, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos nariams, taip pat greitos medicininės pagalbos personalui. Dėkui visiems už tai, kad esate kartu su mumis. Tai dar kartą įrodo, kad kartu mes galime bet ką, kartu mes galim susitvarkyti su tom situacijom, kurias mes šiomis dienomis ir pražeidinėjame. Tai taip pat noriu padėkoti, kadangi pratybos vyksta visoje Lietuvoje, ne tik tai Šiauliuose, noriu padėkoti kitų savivaldybių atstovams, ir administracijos direktoriams, merams, kurie sudarė sąlygas. Labai puikiai pavyko pratybos Trakų rajone, Rūdiškėse, kur buvo imituojamas sprogmens neutralizavimas geležinkelyje. Tai taip, kad visiems dėkui ir, kaip sakiau, kartu mes galim viską. Ačiū.